žodžius pamiršau. Labą dieną, vaikeli, ar negalėtum pasakyti, kur yra renkamas Puopyčio choras? Aš visiškai rimtai noriu užsirašyti ir į tai žiūriu labai atsakingai, netgi turiu pažymą apie savo registraciją Vilniuje. Va, žiūrėkit, aiškiai viskas yra išdėstyta, va, minties 24 būtas. Gerbiama ponė. Klausykit jūs, gražuolės, su savo priklijuotais krūmais. Sakykit kaip savai. Apalanka, taigi būsim vienam chore. Na, jokių popierių čia man nereikia, gerai? Ir jūsų į mūsų chorą irgi nereikia, tokiam amžiui. Mat, kokiam amžiui? Ašgi ne į šokių projektą, tai ir apskritai balsas stygos amžiaus neturi, o choras yra rėkimas. Taip, aš net prieš 3 jaunesnės savo kaiminkas atsiloju, net neuždusdama, kai šitas ant manęs reikia, kai aš benamės katytės maitinu. Aš jūs čia, kad jūs pakviestumėt. Ponė, na, žinot, aš žiūriu ir jūs labai giliai abejoju, kad jūs tiksite šou pasaulyje. Čia ar aš pritapsiu? O Jėzau, jauna tu dar vaikeli, aš šou pasaulį jau vieną koją, kitą koją, nu, nesvarbu. Motinas pieno neragavus, ką tu supras? Klausyk, aš tau tik vienintelį pasakysiu, kad jaunystė aš filmavausi porno nebyliam filmuke. Aha, kaip aš masažavau. Gaila, kad nebuvo garso, nes nebylas. Kaip tas vyrukas Alekas, klausyk, cypė iš malonumo. A ta mergina? Oi, kaip aimanavo, kaip jinai aimanavo. Ach, dabar jau jūsų šitas fonogramas neatspindytų nei lašelę. Žinoma, čia tai privalumas. Kad parnoškiai filmavaus? Ne, kad kameros nebijo. Nebijau aš jokios kameros. Jūs su kuo kalbat? Aš net prie ruso kameros nebijojau. Nors ir grasina KGB kadrinis. Reguliarnai. Kaimynas buvo. Taip, suprantu, vis nervavosi, kad aš benamį, žinau, katytę šeriu. Kad jūs pakviestumėt? Klausyk, aš esu jau pasiruošus, palaikyk, ir permiegot su prodiuseriu. Stop, šito jau tikrai nebereikia, nes su prodiuseriu jau viskas permiegota. Ar aš mažutę nejautriu katinėlį nepritapsiu, oi, aš galiu, žinot, mieloji, ir sniegą uostyti. Aha, žinau, prasizandavau vienos žvaigždės, kaip tu palaikyk žvaigždutės, va, dar va, žinai, Subačiu yra tokia planeta, Ropos miltai, va, kaip pasakė, taip ir... Alikuk šalta, atgaivina. Labą dieną, ar čia renkamas Vilniaus miesto choras? Nežinau, ar galisi. Okei, savo turi, supratau. Ką sakei? Ar čia renkamas choras? A priimsim prie mūsų, ką? O kas jūs toks? Aha. Leiskite prisistatyti. Mažintas? Pas mus tai visos didintos. Aš buvęs kultūros viceministras. Talentingas pianistas. Bijau, kad bus per gerai mūsų chorui. Bet iš tikrųjų tai aš net vidurinės nebaigęs. Tada bus per prastai net mūsų chorui. Bet aš baigęs muzikos akademiją. Per gerai. Bet matote, aš baigęs nelegaliai. Na, šituo klausimu aš kaip ir aferiuga toksai. Nedidelis sukčius. Bet kaip ir žulikas. Na, toks, koks jums ir patinka. Žinoma, ne šūdmaišis, ne agurkas, bet višistas. Aišku, kad ne agurkas. Mažintas, matosi. Bet byla prieš mane pradėta. Teisėsauga domisi. Manau, pupytėm turėtų tikti. Jeigu
prižiūrėtojai iš Lukiškių netims visų telefonų, tai manau, kad Vilniaus miesto choras turi galimybę prasimušti net į finalą. O, Jėzu. Agurkas lieps, visi balsuos. Panaitė, aš persiprašau, ar jūs Parnoj filmavotės? Ne, dar neteko. O be reikalą, jaunuolį. Tarp kitko, su prodiuseriu jau per miegotą pavėlavot. Sumažintas. Na, geriau, žinot ką, padainuokim. Mano namas vijokliais apaugęs, mano namas pušų šlamesy. Ar tave dar išleis, mielas drauge, kai parodymus duos šūdmaišys? Ar tave dar išleis, mielas drauge, kai parodymus duos šūdmaišys? Na, visai neblogai kaip pirmai pradžiai, bet aš turėčiau, žinokit, su Oksana dar pasikalbėti, ką jinai pririnko. Mažintai, mesgi turime laikytis išvien. Širdim ir sielą pajutau, kad mes tinkam jo apšikmatį šitą chorą. Jaunuolė, dingtelėjo čia ir dabar mintis, aš galiu su jumis netgi per miegoti. O tai gal sakau, šitą sniegelio pauostau, ką? Ne, ačiū. Na, suprantu. Ai, visi dabar savo turi, nugi žema. Akei Florida, kaip sako, vien žydūks.